Čiam 7 darbus, tai aš tiesiog realiai dirbu kaip 7 statistiniai lietuviai. Tai supranti, su vienu užpakaliuku, sėdant 7 kėdžių. Ir, žinai, šitas, kurio tu ten su vienu užpakaliu, žinai, ten ant 7 kėdžių nepasėdėsi. Pasėdėsi, kai nori, kai yra Tu tą klišę mes. noro ir šitą, nu, tu padarai. Grįžtant prie to tavo klausimo, kada čia tas sprogimas įvyko, man tiesiog, žinai, kas yra, aš labai daug metų dirbau samdomų žurnalistų, aš dirbau labai daug metų ir televizijoje, ir portaluose, aš buvau ir redaktorius portalų, ir naujienų tarnybai televizijoje vadovau. Bet, žinai, man tiesiog nusibodo mažai uždirbti. Dirbi. Ir čia baigim vaidinti, nu, tipo, kuo tu tiek dirbi? Nes man patinka gerai gyventi. Tas gerai yra sąlyginis dalykas, bet man, tiksliau, ne tai, kad patinka gerai, man nepatiko gyventi, kai man reikėdavo skaičiuoti, žinai, nuo algos iki algos ir tą kiekvieną lituką, paskui kiekvieną euriuką ir galvoju, nu, tikrai, aš visą gyvenimą noriu gyventi, nu ir supratau, kad nenoriu. O tada, žinai, pradėjau galvoti, nu gerai, ką aš čia galiu dar daryti.